Labas. Noriu jums parodyti kai ką tokio labai romantiško. Jūs tikrai net neįsivaizduojat, kokią romantiką važiuojant į Sekvojų nacionalinį parką. Amerika viena didžiausių naftos atsargų turėtojų ir eksportuotojų, ypatingai šiuo metu. Šulinys 37 ir čia neįsivaizduojat, kiek yra šitų darbštuolių naftos išgavėjų. Kebra! Žiūrėk, prisiličiau prie naftos. Gal padaryti indienų dryžius, žiūrėk. Gali pafilmuoti, kaip aš pasidarysiu veidrodėlį. Stokis ardžiau. Nu gerai. Pala, tokius. Oi, nepataikiau. O, koks kvapas naftos. Čia dar kokį nors nereikia. Fotkyčių porą padaryk irgi. Tai va, makiažas su nafta, amerikietiška, žalia nafta iš žemės. Įsivaizduojat, iš Kalifornijos žemės, auksas. Čia buvo iš tikrųjų Kalifornijai ir buvo praktiškai kaip aukso karštinė. Kalifornija suklestėjo, kai atrado naftą prieš daugiau nei 100 metų. Ir tada visi čia kėlėsi, Los Andžele pasidarė problemos, nebuvo vandens. Tada pavogė iš kalnų, iš šitų teritorijų, šalia Sierra Nevados ežerą, nukreipė link Los Andželo, akvedukus kosminius padarė ten 100 kilometrų. Nu, labai įdomi istorija. Va. Gal reikia privarvinti į kokį buteliuką ir atvežti naftos lauktuvių. Nu. Įsivaizduoji. Nu, baig, gerai, čia negriauk mano pasakojimo. Geras, ne? Wow.